Jeigu jūs man atleisit, aš dabar bijau net pasakyti. Šito nenorėčiau, kad tai būtų parašyta. Tokio dalyko, sakykime, nedaroma, tai staiga kažkas tai tiesiog nutrūko. Aš jau net labai norėčiau pats, norisi, nenorisi, labai norisi sakyti komplimentą. Pagaliau pastatėm. Iki 40 yra kelios minutės reikalas. Tikrai vyrai parodė charakterį. Vis tik tai yra per mažai. Tai yra per mažai. Ir kai paklausi trenerį, neišeina, nėra iš kur. Nors kaip ir kalbė, ar bendrauju su juo, ar pokalbį tarp keturių akių vedi, tai to nesijaučia. Aš vyriškai klausiu, ar viskas normaliai, ir jis sako, taip, tai aš negaliu įlysti. Tai yra baisiausia. Man atrodo, kad po kiekvienų rungtynių aš įeinu į persirengimo kambarį ir bijau, kad ten vėl negulėtų koks nors žaidėjas. Pradėsim kirviais kapotis. Ir kas keisčiausia, kad tuo momentu mes neturim vaistų. Galit kalt mane prie kryžiaus. Ir tai reikia pasakyti, kad ir jėgų pritrūksta. Tos vidinės energijos ir vidinių emocijų, tos energijos ir ugnies, jūs įsivaizduokit, aš galvoju, kad net tų rezervų visą laiką yra viešpatį. Ieškosim, vis tik tai ieškosim be jokių abejonių. Be jokių abejonių. Man labai sunku. Pažiūrėsim, yra dar savaitę laiko. Aš čia nevaidinu kažkokį tai orakulą ar žinovą. Be abejo tikiu. Aš jau net minutinių pertraukėlių neturėjau, negalėjau net sustabdyti to viso. Tos lavinos atrodė, kad tai bus. Nesakyčiau, kad lengvai. Vienu momentu buvo, ta prasme, stengiamės, kovomės, bet tikrai atvirai sakau, kad yra neįmanoma. Kaip jūs negalite jų uždengti? Tiek neįmanoma. Niekada. Čia bent jau turi, kai žvėris atidirb gynyboje. Fantastiškai. Plus netrauks komanda. Vienas kad Krapikas teisinosi, kaip žaidėjai jaučiasi. Tai būtų labai sudėtinga. Be abejo, kad taip. Galvoju, kad taip. Taip. Taip staiga ir taip giliai sustojom ir nebepasipriešinom. Aš sakiau, ne kad žmonių kiekio trūksta. Ne žmonių kiekio trūksta. Tokių patys savo bėdų prisidarom. Taip yra, dėl to ir truputį. Be abejo, kad tikiu.